Ispanų kalbos tu gali mokytis tapas dydžio porcijų. Ir aš čia nekalbu apie kasdienės 10 minučių žaidžiant su Duolingo ar kita programėle, kur viso labo gali išmokti tik pavienių, visiškai nesusijusių žodžių. Aš kalbu apie ispanų kalbos mokymasi per istorijas. Vieną dieną tu žiūri istoriją, kitą dieną ją skaitai, dar kitą dieną klausai. Ir šalia viso to aptari šias istorijas ir bendrauji kasdienėmis temomis su kitais bendraminčiais. Jei turi tik 10-15 laisvų minučių kelis kartus per savaitę ispanų kalbą, išnaudok jas prasmingai. Nepraleisk jų žaisdamas su Duolingo ar kita programėle. Vieną kitą žodį, pavienį žodį, frazę išmoksi taip, bet tai niekada nepavirs laisvų ir rišlių kalbėjimų, kurio taip tu ir kiti besimokantieji trokštate. Tai bus tik jau, pavyzdžiui, 50 dienų mokausi per Duolingo, bet nelabai ką suprantu Ispanijoje, žinau daug žodžių, bet sunku sudėlioti sakinį, kai reikia kalbėti, viską pamirštu. Nes jei tavo tikslas yra suprasti vietinius, nebijoti jų užkalbinti bare valgant tapas ar kitoje vietoje, palaikyti prasmingus pokalbius su jais, tai išnaudok mokymo išsiskirtą laiką prasmingai. Žiūrėk, skaityk, klausyk istorijas ispanų kalba, kurios tave motyvuos, skatins mokytis dar ir taip pamažu ves prie realaus progreso.